Vakaras, sveiki atvykę į Saulės miestą Šiaulius, Top Sport A lyga jūsų dėmesio į Šiaulių futbolo akademiją prieš Kauno Žalgirį. Aišku, pats žaidimas parodys ir žaidimas nėra stabdomas. Romanovskis reikalauja, kad būtų pražanga prieš jį užfiksuota. Tai galbūt po šios atakos. Na ne, jau baudos aikštelėje, jo perdavimas, kamuolys paglostė vartų konstrukciją. Čia iš toli patikrintas, nespjauna ir į futbolą Šiaulių garbės pilietis. Smūgis! 19 metais net 4 įvarčius. Oi, kaip čia sugebėjo sužaisti Šiauliai. Būtent jis dabar su kapitono raiščiu. Žiūrim atakos tęsinį. Oi, kamuolys visai šalia vartų. Dovydaitis gražiai ten pasistabdė kamuolį. Perdavimas pažemio, vartai tušti. Nėra įvarčio, nėra baudinio, nieko nėra. Dangubičius. Smūgis! Gratas Jurgedas. Smūgiavo Eligijus Jankauskas. Viskas pagal taisyklės. Gerai kyštelėjo koją Egidijus Vaitkūnas. Perdavimas arčiau vartų ir 1-0. Šiaulių futbolo akademija veržėsi į priekį. Ir štai tokios emocijos iš Saulės miesto atstovų. Danielis Romanovskis. Būtent Braužnikovas. Ten kamuolį sužaidė Šiaulių atstovas Įkauniekas. Iš toli. 10% prieš 50. Jodė. Persimestas kamuolys, vienas kitas klaidinantis judesys, smūgis, Dangubičius slysta ant vejos. Ir dabar skanduoja laikas. Ir taip, tai yra laikas, viskas. Šiaulių futbolo akademija triumfuoja prieš Kauno Žalgirį.